Sveiki atvykę į Lietuvos banko virtualius pokalbiukus. Laidelę, kurioje sudėtingus finansinius dalykus aiškiname paprastai. Aš Vincas, o šiandien kartu su manimi Chloja, mūsų išmani finansinio raštingumo virtuali ekspertė. Šiandien gilinamės į tai, ką svarbu žinoti jau turint būsto paskolos sutartį. Remdamiesi Lietuvos banko informaciją, pabandysime aptarti įvairias situacijas nuo sutarties keitimo iki, sakykime, finansinių sunkumų sprendimo būdų. Gal pradėkime nuo tokios situacijos. Atsiranda galimybė grąžinti paskolą anksčiau. Kaip čia yra, kokios taisyklės? Paskolą ar jos dalį, taip, iš tiesų galima grąžinti anksčiau numatyto termino. Tik čia svarbu atkreipti dėmesį, kad nemokamai tą padaryti dažniausiai galima palūkanų keitimo diena. Nebent sutartyje parašyta kitaip. Palūkanų keitimo diena. Aišku. Taip. Jei norima grąžinti kokią nors kitą dieną, tada kredito davėjas, jis gali taikyti kompensaciją. Kokia jie? Jos dydis yra apskaičiuojamas pagal Lietuvos banko nustatytą formulę ir jis negali viršyti 3% nuo tos anksčiau grąžinamos sumos. Taip, ir dar svarbu žinoti apie tą ketinimą grąžinti anksčiau, informuoti savo kredito davėją, taip kaip numatyta sutartyje. Suprantama. O ką daryti, pavyzdžiui, jei pasikeičia poreikiai? Norisi keisti būstą erdvesnį, bet senoji paskola dar neišmokėta. Taip, gyvenime visko būna. Tokiu atveju yra galimybė gauti paskolą naujam būstui, net jei nėra sukauptas visas tas, sakykime, 15% pradinis įnašas. Oho, tai kaip čia? Yra esminė sąlyga, tas turimas būstas turi būti parduotas per sutartyje nustatytą protingą laikotarpį. Pavyzdžiui, per 12 mėnesių. Gerai, parduodi seną. Ir čia labai svarbus momentas, reikia atkreipdėmėsi. Pardavus senojį būstą, gautomis lėšomis privaloma iškart padengti trūkstamą naujojo būsto pradinio įnašo dalį. Reikia atkreipti dėmesį, neužtenka vien parduoti. Gautos lėšos turi būti panaudotos būtent naujojo kredito daliai grąžinti. Tikslas yra pasiekti, kad galutinis paskolos likutis ir naujojo būsto vertės santykis, tas vadinamasis LTV, neviršytų 85%. Paprasčiau tariant, mažiausiai 15% naujo būsto vertės turi būti padengta nuosavomis lėšomis, o tos lėšos šiuo atveju yra ateima iš parduoto senojo turto. Tai svarbus niuansas tikrai, planuojant persikraustymą. Bet kartais gyvenime nutinka ir neplanuotų dalykų. Atsiranda finansinių sunkumų. Kada jau laikoma, kad situacija sudėtinga? Ir kokie turėtų būti pirmieji žingsniai? Padėkis yra laikoma sudėtinga, kai paskolos įmokoms tenka skirti daugiau nei 40% gaunamų pajamų per mėnesį. Tokiu atveju, pirmiausia ir tikrai nedelsiant, reikėtų kreiptis raštu į savo kredito davėją, į banką ar kitą instituciją, kuri suteikia paskolą. Raštu. Būtent. Įstatymai numato galimybę prašyti iki 3 mėnesių kredito įmokų atidėjimo. Kitaip tariant, tai vadinamosios kredito atostogos. Skamba gerai. Bet kokiomis aplinkybėmis galima jų tikėtis? Prašyti jų galima, pavyzdžiui, netekus darbo, arba jei pajamos sumažėjo trečdaliu ar net daugiau. Taip pat nutrukus santuokai, mirus sutuoktiniu, ar pačiam tapus nedarbingu, ar iš dalies darbingu. Bet čia verta žinoti, kad tų kredito atostogų metu dažniausiai vis tiek reikia mokėti palūkanas. Tai tik įmokos dalis atidedama. Būtent, o tos praleistos įmokos jos vėliau paskirstomas per likusį laikotarpį. Dėl to gali šiek tiek, padidėti mėnesių įmokos arba tiesiog pailgėti pats paskolos grąžinimo terminas. Supratau. Ir dar vienas svarbus dalykas, susidūrus su sunkumais, kredito davėjas negali vienašališkai padidinti paskolos maržos. Kalbant apie maržą, tarkim, situacija rinkoje keičiasi, palūkanų normos ar pačios banko maržos mažėja, ar galima bandyti tartis su savo banku dėl geresnių sąlygų, jau turimai paskolai, galbūt sumažinti būtent tą maržą? Taip, kreiptis į savo kredito davėją ir bandyti persitarti dėl palankesnių sąlygų tikrai galima ir net verta. Tačiau, reikėtų nepamiršti vieno dalyko. Jei keičiamos esminės sutarties sąlygos, pavyzdžiui, marža ar paskolos suma ar užtikrinimo priemonės, Taip. Kredito davėjas privalo iš naujo vertinti kreditingumą. Gali prireikti naujo turto vertinimo, gali keistis ir kitos sąlygos. Be to, gali būti taikomi sutarties keitimo mokesčiai. Todėl prieš pradedant derybas, tikrai verta atidžiai perskaityti savo sutartį ir įvertinti galimas papildomas išlaidas. Logiška. Bet jei dėrybos su esamu banku, sakykime, neduoda norimo rezultato, kita išeitis galėtų būti refinansavimas kitoje finansų įstaigoje. Kada verta apie jį galvoti? Refinansavimas
paprastai kalbant, reiškia naujos paskolos ėmimą kitoje įstaigoje. Tos lėšos naudojamos padengti esamą paskolą ar net kelias paskolas. Supratau. Ir kada tai apsimoka? Apie refinansavimą verta svarstyti keliais atvejais. Pavyzdžiui, kai susiduriama su finansiniais sunkumais ir ieškoma būdų sumažinti mėnesinę įmoką, arba kai norima sujungti kelias paskolas į vieną, taip gali būti patogiau administruoti. Taip, girdėjau apie tai. Taip pat, kai norima pakeisti palūkanų rūšį, arba kai pagerėjo asmeninė finansinė padėtis, kreditingumas ir žinoma, kaip jau minėjote, kai rinkoje siūlomos pastebimai mažesnės palūkanos ar ypač maržos nei yra jūsų turimoje sutartyje. Kaip tada objektyviai vertinti, ar tas refinansavimas finansiškai naudingas? Čia reikia labai kruopščiai palyginti esamas sąlygas su naujo kredito siūlomomis sąlygomis. Labai atidžiai. Ne tik palūkanas žiūrėti. Tikrai ne tik. Būtina įvertinti ne tik palūkanas ar maržą, bet ir visas galimas refinansavimo sąnaudas. Kokios jos gali būti? Pavyzdžiui, ta pati galima kompensacija buvusiam kredito davėjui už išankstinį paskolos grąžinimą, jei tai daroma ne palūkanų keitimo dieną. Taip, prisimenu. Visas šias išlaidas reikia sudėti ir palyginti su galima sutaupyti suma per likusių paskolos laikotarpį. Ir tik tada matysis nauda. Taip. Svarbu suprasti, kuo mažesnis paskolos likutis ir kuo trumpesnis likęs terminas, tuo, tikėtina mažesnė bus ta finansinė nauda iš refinansavimo. Kartais tiesiog neapsimoka. Supratau. Gerai, tarkim nusprendėme, kad verta. Įprastas ir supaprastintas. Kuo skiriasi tas įprastas procesas? Įprastas refinansavimas paprastai taikomas tada, kai norima ne tik perkelti paskolą, bet ir, keisti jo sumą, galbūt terminą ar net įkeičiamą turtą. Daugiau keitimų. Būtent. Dėl to šis procesas yra ilgesnis ir gali pareikalauti daugiau išlaidų. Kokių konkrečiai? Pavyzdžiui, gali tekti apmokėti turto vertinimą, ypač jei jį inicijuoja pats vartotojas, taip pat gauti pažymą iš buvusio kredito davėjo, sumokėti naujos sutarties sudarimo mokesčius, Aišku. Padengti registravimo išlaidas, kurios susijusios su notaro paslaugomis ir registrų centro mokesčiais, ir dar hipotekos registravimo išlaidas. Nemažai susidaro. O kaip veikia tas naujesnis supaprastintas refinansavimo būdas? Girdėjau, jis nesenai atsirado. Taip, refinansavimas su paprastinta tvarka galimas nuo 2025 metų vasario 1 dienos. Jis taikomas tada, kai, nekeičiamas paskolos likutis. Likutis tas pats. Taip, įkeičiamas tas pats turtas ir neilginamas paskolos terminas. Jokių esminių pakeitimų. Tiksliai, ir čia labai svarbu paminėti vieną sąlygą. Šią tvarką galima pasinaudoti tik tų atvejų, jei pagal tą refinansuojamą kreditą nėra jokių pradelstų mokėjimų. Jokių vėlavimų, supratau. Kokie pagrindiniai šios supaprastintos tvarkos privalumai? Kodėl ji supaprastinta? Procesas yra gerokai pigesnis ir paprastesnis vartotojai. Pavyzdžiui, naujasis kredito davėjas negali taikyti sutarties sudarimo ar administravimo mokesčių. Taip pat jis privalo padengti visas registravimo išlaidas. Tas, kurias minėjote anksčiau. Taip, susijusias su notaru, registrais. Dar vienas momentas. Jeigu naujasis kredito davėjas pats paprašo atlikti turto vertinimą, jis privalo kompensuoti šias išlaidas vartotojui. Bet tik jei jis pats paprašo. Taip, svarbu pažymėti, jei vertinimą inicijuoja pats vartotojas, tada kompensacija nepriklauso. Aišku. Pradinis kredito davėjas, tas buvęs, taip pat negali taikyti jokių mokesčių už paskolos perkelimą, išskyrus tą potencialią kompensaciją už išankstinį grąžinimą, jei paskola buvo su fiksuotomis palūkanomis. Logiška. Ar dažnai galima naudotis šią tvarką? Yra apribojimas, šią supaprastintą tvarką galima pasinaudoti nedažniau kaip kartą per 2 metus. Gerai, manau, aptarėme svarbiausius dalykus. Tikrai nemažai svarbių aspektų. Tikimės, kad ši informacija klausytojams buvo naudinga. Turinys pristatomas Lietuvos banko, o jį paruošė Finansinio raštingumo centras ir Skaitmeninės pažangos centras. Ačiū už skirtą laiką ir dėmesį. Daugiau informacijos ir atsakymų į klausimus visada galima rasti Lietuvos banko tinklalapyje nuorodą pateiktą šio įrašo aprašyme.